Tai gal pasakysi jau? Ir ten ką sakyti, nieko ypatingo. Nu, aš tai atvirkščiai manau, kad čia labai rimtas reikalas. Klausykit, gal jūs jau baigit čia su tom intrigom ir tiesiog pasakyk, kas yra? Žodžiu, einu mokytis šokt. Taip, ir va, jeigu dabar pat neišeisiu iš čia, aš vėluosiu ir jau vėluoju šiaip. Viskas, kolegos, iki, ačiū šokoladą. Tai pasimk. Ne. Gerai, sėkmės. Vau. Kas? Vyras, kuris šoka. Tai čia gerai ar blogai? Bet koks judesys yra labai gerai. Nu, gal ir gerai, bet ne šiuo atveju. Nežinai, tu judėk nejudėjęs, bet vis tiek per vestuves atrodysi kaip medžio kelmas. Žinai, įtampa, stresas. Čia dėl vestuvių. Jo, taigi nori pasirodyti prieš giminės ir artimuosius. Nu, aš tai nežinau, ar čia labai originalu. Gal geriau pagalvotų kokį ugnį spjaudyti ar kardą daryti. Tikrai būtų įdomiau. Šokoladas. Aha, juodas. Juodas ir kartus. Bet sako, atminčiai gerai. Taip. Nu kaip? Kas kaip? Nu, katras geriau. Pailgas. O aš galvoju, gal man lašinukų papjaustyti? Ne, tu nepjaustyk. Aš pats papjaustysiu. Kas tau yra? Kas man yra? O ko tu žiūri taip į mane? Nieko. Nežiūriu, aš galvoju. Ką tu galvoji? Galvoju, kaip čia... Nu, kiek lašinukų reikia pjaustyti? Nu kiek? Tiek, kiek visada. Kaip išvis, dėdė, man ant tų spirgų, tai išvis. O kas tavo ant tų lašinių? Negerai? Negerai su lašiniais kažkas? Kas tau yra? Ko tu toks keistas? Nu, koks keistas? Vaikeli, ašgi noriu įsiaiškinti, ašgi ne vienas čia valgysiu. Nu tai aiškinkis, bet normaliai aiškinkis, o ne priplaukęs koks. Kur priplaukęs? Nu pričiuožęs tu. Nu, matai? Vaikeli, tu ar priplaukęs, ar pričiuožęs, yra skirtumas. Nesvarbu, pričiu virtos cepelinus ir viskas. Tu labai nervuotas, matai? Nu kur aš nebus nervuotas, kad nervuoji mane? Va, matai? Aš reikia nusiraminti, biškį. Viskas gerai. Labas. O kodėl vėluoji? Kamščiai. Kamščiai tokiu metu? Taip, tokiu metu sostinė, didmiestis čia mašinas duoda. Ai, gerai, tik ne. Sveiki. 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 Jūs turbūt Vilma ir Deimantas. Taip. Malonu. Labai malonu. Tai prašome persirinkti ir pradėsime nuo apšilimo. O, labai gerai, nes aš labai nemėgstu šalčio. Taip, dabar tikrai šalta. Atsinešiau puantus. Kam jums puantai? Tai šokti. O, jūsų šokių tikrai jų neprireiks. Pajokavau tik tai. Kad nejuokinga. Gerai, prašome persirinkti ir laukiu jūsų salėje. Gerai. Ne čia. Bet įdomus tas žmogus, Jernikas. A, kodėl taip sakai? O tai vat atrodo nieko nepadarė ir tik bum tamsa man. Matai, kaip būna. Čia taip. Įdomu. Kažkaip nieko nepadarė, bet toks kitoks jaučiuos. A, koks kitoks? Ai, nežinau, žinok net. Toks ir ramesnis,
Ir piktesnis vienu metu, nežinau. Ar čia ne... Gal kokia mergina čia tai bus mane pakeitus? Nu, labai įdomu. Įdomu, kas čia taip inspiruot galėjo? Nu, tai kas? Ir šunį lygtais mačiau tokį iš vaikystės. Kokį šunį? Nu, bet ir lygtais ne šunį, tokį gyvūną kažkokį. Kažkoks riestas toks ant galo buvo. Kiaulis? Uodegos riestas pas kiaulės. Va. Kaimynai gi augindavo. Taip, taigi skersdavo tenai. Skersdavo, atsimenu, kaip žviegdavo. Nu, vieną kartą, kai nepataikė, tai kaip bėgo krūvino visą. Įplauti dūrėte. O ką šnapuoti, atsimeni pradėjai? Gal šitą, gal geriau neprisiminsiu, kai visiškai dar mažučiukas buvai. Gerai, nu vis tiek mums jau tuoj valgyti, tai dabar jau... Tai kokia jūsų šokio vizija? Tai nežinau, gal čia juokingai nuskambės jums. Drąsiau, sakykite viską atvirai. Tai aš taip įsivaizduočiau, kad prasideda mūsų šokis lėčiau, tarkim, nuo kokio valso. O paskui muzikos pasikeitimas ir taip viskas pagreitėja ir kažkoks tai greitesnis ir ritmiškesnis šokis. Įdomu, netikėta. Taip žinot, kad nieks nesitikėtų ir kad taip nustebintumėm visus. Tai toks tarsi surprizas, taip? Aha. Puiku. Įmanoma kažką tokio? Be jokios abejonės. Aš manau, ir kliūčių nesukelsiu jums. Jūs esate šokis. Taip, esu. Kokį stilių? Tautinius. Mokyklai šokau, čia 2 klasė, gal atsimenu, jaunių čempionatė dalyvavom, 16 vietą buvau. Bet čia, nesvarbu. Mokyklai. Tautinius. Gerai? Va, ir dar grietinės, va. Būtinai grietinės reikia. Negailėk. Matai kaip skanu? Tirpsta burnoj. Tiesiog greičiau suvalgyt noriu. Ne, tai neskubink, kažkaip taip neskubink, kad nepasprintum. Tu geriau pasakyk, kaip tu jauties dabar, kaip tau? Viskas gerai. Galva nesisuka? Ne. A kokio šalutinio poveikio nesijaučia? Nieko nėra, dėdėgi, sakau, viskas man gerai. Viduriai va taip kaip... Ar apsiraminsi, tugi sakau, kad viskas man gerai, valgyk tik tai. Gerai. Tai tu tik neskubink ir gerai kramtyk. Nes žinok, maistas reikia gerai sukramtyti visas. Žinai, kiek reikia vienas kąsnis kramtyti pasirodo? Kiek? 18 kartų. Kodėl? Mokslininkai nustatė, kad tik per tiek kartų kąsnis susikramto taip, kaip turi susikramtyti. Viskas. Tu nebekalbėk, imk pradėk kramtyk. Gerai. Bet tu neskubink, kažiuk, neskubink. Ir tada imk grietinės. Deimantai, kaip tu? Gerai. Tikrai viskas gerai? Jo, gerai. Apšilęs? Apšilęs? Jo, šokęs esu, tai žinau šitos apšilimus. Nugara tikrai įkaitus. Jo, šiltai. Pažiūrėk tau sužadėtinį. Šaunuolė. Jo, gerai. Pavalgiai? Skanu? Ačiū, viskas pavalgiau, pilnas jau. O tai gerai, tai dar įdėsiu tada. Ne, nereikia, ačiū, pilnas jau. Nu jau, taigi sakai, kad skanu buvo, tai ko čia kuklintis? Dėdė, tu paprašai pasigaminti cepelinų. Pasigaminom. Sakai, jau suvalgėm. Kas dar negerai? Laikas kalbėti yra. Labai teisingai. Tik tai aš dar nepavalgiau. Va, aš dar valgau. Valgyti reikia neskubant. Klausyk, arba tu man viską pasakai, arba tau... Nu, kažkaip, neburnok prieš vyresnį žmogų. Ramiai. Pavalgom. O dabar, kad būtų dar ramiau, tai kai aš pavalgysiu, įsidedam dar po vieną.
Nes šitiek prisivirėm, kad iš kadagi kiaulėm išmest bus. Gerai, bet ne po vieną tada, o vieną per pusę, jeigu nori. Nu, kažiuk. Daugiau man netelpa. Nu, gerai. Gerai, tu pasėdėk dar, pavyčkink, gal žiūrėk, vietos atsiras, o jeigu ką, tai taip ir padarysim. Taip. Tik tai, valgyti nereikia skubinti. Einu, aš įdėsiu, bus greičiau. Gerai, tik neskubinti, neapsipilk. Ta prasme, biški paskraidžiau. Matot, vyro vedimas labai svarbus. O, gerai, viskas, dabar aš įsikišiu, gerai, aš pradedu tada, nes aš vesiu irgi ir čia, ir prie altoriaus. Bet aš neparodžiau dar tavo partijos. Tautiniai 2 metai, pradinėse klasėse, viskas čia aišku. Stebė. Vilmar! Išties! Už kojų, taip ten. Vilma, išties, prašau. Prašau. Dėdė, laikas kalbėti. Jau pavalgiai? Pavalgiau, gi matai, kad lėkštė tuščia. Skanu buvo. Skanu, dėdė, arba tu pradedi kalbėti, arba aš tau sakau, tu pasigailėsi. Nes aš nežinau, ką aš galiu padaryti. Gerai, žinau, kažiuk, žinau, viską suprantu. Nes nervuok tik tai. Dėdė, pradėk pasakoti, prašau. Taigi pradedu, va. Kai mes nuėjom pas tą daktarą. Javutė? Taip, va, atsimeni. Mažas gida visai buvote 3-4 metų piplys. Tai jūs abudu su ja įsliūkinot pas mane į garažą. Palauk. Tai jau matai, kaip išeina. Tai išeina? Tai va taip išeina. Išeina, kad čia aš kaltas dėl tavo kraujo baimės. Kaltas. Viskas gerai, dėdė, nieko tokio. Kas čia gerai? Ai, dėdė, kam nepasitaiko? Kaip tai, kam nepasitaiko? Čiagi... Tai ką, tu nepyksti? Pykstu, ko man pykti? Tai kaip tai ko? Taigi čia aš atsakingas už tavo šito kraujo baimę. Dėdė, nei tu atsakingas, nei tu ką, susireikšmini čia. Tokios aplinkybės sukrito. Va ir viskas. Sakai? Tai va, kodėl tu vengi šito pokalbį? Tai kaipgi nevengsi? Čia vaikeli, tai toks dalykas, kad, nu, žinai, tikrai prisibijojau. Dėdė, daugiau taip nedaryk, gerai? Gerai. Viskas gerai, dėdė. Geras tu vaikas. Įdomu, kaip dabar man tos pasiekmės dings. Tai va, o čia tai nežinia. O ką tas gydytojas sakė? Ką jisai tas dėdas, žinai, daktarai, tai kaip... Sako, susigyventi reikės ir viskas su visu šito, su visais tais neigiamais jausmais. Susigyventi, sako. Susigyventi, na, ką jisai, kas jam? Nežinau. Aišku, tai ne jam gyventi, jam tai lengva sakyti. Taip, o tau reikės susigyventi, mums reikės susigyventi, kaip tai... Tai labai jums ačiū už viską. Buvo malonu. Deimantai, kaip jautiesi? Paisi? Taip, puikiai paisiu viskas. Aš palydėsiu iki mašinos. Taip. Nereikia nieko lydėti, aš paisiu. Ačiū labai. Tai dar kartelį labai jums ačiū. Ačiū jums. Ir iki. Iki.
Jesus Christ. Klausyk, tai gal jau baigs vaidint, kad tau neskauda nieko. Ne, man čia jauku ir aš pasidėsiu ir viskas. Ai, ne? Tai nepadėtau. Gerai. Padėk, kuprinę panešką. Nu, tai einam. Tik toks. Einam. Tai įsikip normaliai. Tik atsargiai. Mokytas nemato? Gerai, nemato. Sveiki visi televizijo žiūrovai, jūsų ekranuose dar vienas toks šou. Čia mes, Kultūros kanalo laidų vedėjai. Labas, Lionička. Kas tau dabar čia? Džiaugiuosi. Ką, negalima? Ne, galima, tai džiaugtis, aišku. Lionička, kokia diena, kokia šiandien diena. Aš jau supratau, kad nebloga. O koks zvonkus, talentingas vyras. Net nebejoju. Ar tu žinai, Lionička, kad tavo žmona šiandien dainavo pas Deividą Zvonkų? Ir kaip sekės? Per pertraukėlę, aišku. Kaip sakės, Ano Deivido sakė, kaip pasakyti, nuostabiai, gerai, talentingai. Rimtai? Ne tai žodžiais, bet jo. Esmė tai ta. Tai kada albumas? Koks albumas, Lionė, baigta. Zina, baig. Jeigu gerai sekasi, tai kam veltui išvaistyti laiką, talentą? Čia reikia greitai veikti. Vėliau nebus kada. Tu čia rimtai? Labai rimtai. Nepavyks dėdė susigyventi. Kaip tai? Tai kad aš jau susigyvenęs. Tai. O tai tau tikrai nekelia pykčio? Ar vis tik tai kelia? Ne, nei kiek nekelia. Bet ką reikės daryti? Tai jeigu aš vėl į pasimatymą nueisiu, tai ir vėl man tas pats atsitiks. Tai čia. Čia žinai, kas reikia padaryti? Eksperimentas. Kokį eksperimentas? Mokslinis. Nieko nesprantu. O va tada, kai padarysim eksperimentą, viskas ir paaiškės. O kai viskas paaiškės, žinosim, kaip elgtis toliau. Gal jau būsi išgyjęs, pavyzdžiui. O dar primerk šitą akį. Bet visas tas procesas, supranti, iš arti, Jesu, net gyvenime nebūčiau pagalvojus, kad tavo taip viskas vyksta, žinai, kaip būna, kaip neįsivaizdavau, bet... Tai ką aš ir kalbu, Zina, eik ir sakyk, kad pati nori dainuoti, čia nėra ko laukti. Bet Lionė, kas manęs klausys, tu juokauji. Jeigu tu taip dainuoji, kaip kad sakei, tai tikrai klausys. Bet aš ten tai jau dėl Nikolės, gi ne dėl savęs. Nikolė tai bet kokiu atveju dainuos. O tau čia gali būti paskutinis šansas. Nežinau, Lionė, nežinau. Zina, dainuok.
Ačiū.